Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam galio kablys. Šiandien mūsų laida lankosi prie vienos iš Nemuno atšakų skirvytės. Čia vadinamoji trečioji betonkė, taip ją vadina meškeriotojai, toks žargonas, trečia betoninė krantinė. Ir kas įdomiausia, čia dažnai tikrai susirenka žvejai sportininkai, kuriuos vis dėlto mėgėjai turėtumėme lygiuotis. Šiandien su mumis vienas tituluočiausių Lietuvos sportininkų, Jonas Jablonskis. Šiandien būtent jisai gaudo plūdinę meškerę, dalyvaus mūsų laidoje ir manau tikrai sužinosite daug įdomaus. Taip kad šiandien dėmesys plūdiniai, na ir šiek tiek mano dugniniai. Ruduo šiemet įspūdingas, galų gale leidžia meškeriotojams pabūti dar prie upės, ne tas liūdnasis spalis, kaip būdavo anksčiau. Ir kaip jau sakiau, šiandien mūsų dėmesys koncentruojasi ilgai sudartiniai meškeriai ir su mumis Jonas Jablonskis. Tikrai vienas tituluočiausių Lietuvos meškeriotojai, ruošiasi kaip tik savo žūklės įrankius. Taigi mes bandysime įkišti galvą, įlysti visur, kur tik tai mums leis, nes sportininkai tokie žmonės, kad ne viską papasakoja, bent jau šitą sužinosime ir šitą parodysime. Jonas žvejos, o aš pabandysiu pakomentuoti, kaip visa tai vyksta. O visa tai vyksta, bičiuliai, patikėkite, pakankamai sudėtingai. Sportininkai vis dėlto yra žūklės elitas, norite ir nenorite, ir juos reikia lygiuotis. Kodėl? Todėl, kad visos naujovės, kurias vėliau pritaiko mėgėjai, naudoja sportininkai. Prieš gerus 10 metų niekas net nežinojo, kad žuvį reikia jaukinti, o sportininkai jau jaukina kibirais. Kągi šiandien mūsų laidos svečias, kaip sakiau, Jonas Jablonskis ir kalba apie jaukus. Kaip matėte, jaukai ruošiame ypatingai kruopščiai. Sportininkai niekada neišduos, kągi ten deda į savo tą jaukų masę, tačiau idėja yra tokia, kaip matėte, kad jaukas ruošiamas, drėkinamas, gerai tarpusavį išmaišomas ir vėliau trinamas per sietą. Apie tai mes nekartą kalbėjome. Jaukas jau sudrėkintas ir kaip bebūtų įdomu, iš to pačio jauko galima suformuoti 3 jauko variantus. Jeigu labai kietai suspausite jauko rutulius ir užmėsite į žūklės vietą, jie pradės dirbti po 20 minučių. Po pusvalandžio. Taip sportininkai ir daro. Na, pačių vairiausių žūklės įrankių ir masalų jie turi tiek ir visą tai vadinama muzikomis, kad mums net sunku įsivaizduoti. Be 80 atsarginių kabliukų jie net nevažiuoja į žvejybą. Atrodo įspūdingai, viskas surišta, na, o žūklės įrankis 13 metrų sudartinė meškerė kalba pati už save. Ypatingai įspūdingai atrodantis žūklės įrankis, kuris nekilnojamas, o dedamas ant specialių ratukų. Na, kaip vyks žvejybos, pamatysite vėliau. Patranka paruošta ir jie atrodo iš tikrųjų įspūdingai, na, prie jos jungiami specialūs galiukai, kurių ilgiai apie 5–4,5 metro. Priklauso visą tai nuo žūklės sąlygų. Ir kaip matote, prie to galiuko yra tvirtinamas plūdė, tačiau tvirtinama štai prie tokios specialios gumos, kuri išlenda iš pačios sudartinės meškerės tam, kad užkirtų žuvį, kad ir pačiu ploniausiu valu guma amortizuotų ir taip žuvis nepabėgtų. Atrodo išties įspūdingai. Svarbiausiai, anot sportininkų, pradžiai reikia įsimatuoti gylį, rasti nedidelį perkritimą. Tam naudojami specialūs gylmačiai ir štai taip prastuksenamas dugnas. Svarbiausia rasti nedidelį dugno perkritimą. Tam užtenka ir 5–6 cm, kad jaukas laikytųsi. Kaip jau sakiau, jaukas ruošiamas netgi 3 variantų iš to pačio jauko. Labai suspaustas jaukas pradės dirbti tik už 20–30 minučių. Tam užmetami geri 6 apelsino dydžio rutuliai. Vėliau dar 6–8 jauko rutuliai netaip smarkiai suspausti, kurie pradės dirbti iš karto. Kaip matėte, jau kaip padaryti štai tokio įrankio pagalba ir dabar šiaip pasaulyje ir visoje Europoje meškeriotojai jaukus maišo taip. Pradėkime nuo to, kad sportininkai yra visiškai trenkti, normaliai trenkti gerąją prasme. Ir štai tokius paprastus daiktus namuose, kur yra gręžiamos sienos, jie naudoja jaukų maišymui. Šaunuolį, o kam iš tikrųjų pavargti ir varginti rankas. Toliau štai šitas visas dėžės, jeigu jūs įsivaizduojate, čia šitas 12 aukštų pastatas, kuriame būtai nėra ypatingai brangus, tikiuosi.
Tai kiekviena dėžutė slepia tam tikras sistemėlės, kabliukus ir jiem pasirodo visko reikia. Meškeriotojui Jonai reikia plūdės, kodėl jums reikia visko va tiek va? Čia kaip vaistinėlė. Viskas bet kada ir greitai. Viskas bet kada ir greitai, nes iš tikrųjų sportininkam žvejojant varžybose taupo jie kiekvieną sekundės dalį, dėl to viskas turi būti po ranka. Kaip matėte, jau kaip padaryti, viskas sumesta, Jonas naudoja visiškai naują žuklės įrankį, ar ne, Jonai? Ja. Pirmą kartą Lietuvoje matom tokią meškerę. Iš tikrųjų, tų štekerių vadinamų yra daug, bet šitas modelis yra naujas. Ir pažiūrėsim, kaip Jonai šiandien seksis. Aš jau, kaip sakiau, bandysiu už nugaros komentuoti. Pabandysiu vieną kitą gal žuvį pagauti dugninę meškerę, bet šiaip daugiau dėmesio skirsime, kas dedama ant kabliukų, kodėl dedama, kada jaukinama, kokios plūdės naudojamos. Apie tai, kaip jau sakiau, visa šita mūsų laida. Jonas dirba sušilęs. Jeigu kalbėti apie masalus, masalų meškeriotojai taip pat turi labai daug pačių įvairiausių. Tai ir musės lervos, ir mažos musės lervos, ir didelės, ir spalvotas, ir ne, ir ruodo trūklio lervos. Na, vieni turbūt iš pagrindinių sportininkų įrankių, tai yra nedideli masalai. Nors įrankiai galingi, tačiau valai ploni, kabliukai ypatingai maži. 16, 18, 20 numeris kabliukai būtent tokiais žvejoja sportininkai ir gaudė, patikėkit manim, iš tikrųjų didelę žuvį ir gaudo ją tokiu greičiu, kad mum, paprastiem ir tingiesim, dar tolokai iki to. Žinoma, viskas priklauso ir nuo žuklės įrankio. O įrankis, kaip matėte, išties įspūdingas. Ir kaip keistai neatrodytų daugeliui meškeriotojų, kaip galim išlaikyti tokio ilgio meškerę, patikėkite, jis sveria tik 860 gramų. Tai kur kas lengviau negu jūsų dugninė meškerė surite arba jūsų spiningas, galingesnis spiningas surite. Štai taip, viskas atrodo paprasta. O kaip matote, fizinių jėgų čia praktiškai visiškai nereikia. Žuvis gražiai pakertama. Guma išlenda iš sudurtinės meškerės, jį įsitempia, taip amortizuoja žuvies smūgius, belieka atjungti pagrindinę meškeriko čia dalį ir žuvį ramiai išvedinėti trumpą meškerę vadinamoju topu. Žinoma, meškeriotojai žvejojantis plonais valais kiekvieną žuvį, praktiškai kiekvieną žuvį, šiek tiek didelesnė, ima graibštų. Kodėl? Todėl, kad varžybose gramas taškas ir būna taip, kad pirmą ir, pavyzdžiui, antrą ir trečią vietą skiria ne tokia žuvytė, o 2 kart mažesnė. Ir nedaug dievai atsikabins jums prie kranto, jūs galite lėkti iš, pavyzdžiui, Lietuvos čempiono į 4 medinę medalį. Todėl viskas daroma labai kruopščiai. Kaip jau sakiau, matėte, kabliukai ypatingai maži. 3 musės lervos, tai jau pakankamai didelis masalas anot sportininkų. Tačiau šiandien, kai aplinkui nėra konkurencijos, žvejoti tokiu masalu pats tas. Žvejyba iš tikrųjų įdomi, azartiška ir labai greita. Jeigu mes kalbame apie tai, kad kol mes užmetame meškerę, kol ištraukiame, kol pritraukiame, sportininkai, kaip matote, tik nuleidžia meškerykoti, plūdė papuola tiksliai milimetro tikslumu į jaukintą vietą ir viskas, žuvis vėl keliauja link jūsų. Greitis nerealus ir tokiu greičiu jie gali prigaudyti tiek žuvies, kad, na, kol mes susuksime ryte, kol užmėsime plūdę, kol prilaikysime, jį praplauks nuo jaukintos vietos, žodžiu, reikalai gali iš tikrųjų atrodyti gremėzdiškai, bet jiem greitis svarbiausia. Na, o šalia sėdėdamas galvoja, kad jeigu jau Jonas gaudo kojas, prie pat prisijaukinės ir lupoje vieną po kitos, aš galiu lengvai užsimesti savo dugninę meškerę, tikėdamasis kažko toli iš upės vagos. O taip ir yra dabar vėlyvą rudenį, žvejojant skirvytėje, nuo bet kokių krantinių galima pagauti karšių. Apie tai jau kalbėjome, kad karšių žvejoti dabar tikrai paprasta. Tiesa, jie laikosi farvateryje, labai toli nuo kranto, dėl to metimai turi būti labai galingi. Žvejų ant trečiosios krantinės netrūksta ir jie žvejoja karšius. Tačiau patikėkit manim, tai pakankamai nuobodus susiėmimas. Na, pagauti 10, 15, 12 karšių ir visiems girtis, koks tu esi geras žvejas, nemanau, kad tai yra labai pratinga. Nes žuklės technika čia tokia, na, dugninė meškerė pakankamai atsilikusi ir vis dėlto ne dėl mėsos, mes meškeriotai važiuojame žuklę. Bet kai šalia sportininkas ir tu žiūri, kaip viskas vyksta labai greitai, pačiam kartais irgi norisi ištraukti kokią tai žuvį.
O Jonas dirba sušilęs ir jeigu aš, pavyzdžiui, per gerą valandą turėjau 4 kibimus, tai jisai turbūt mažiausiai 50. Ir kiekvieną kibimą palydi žuvis. Kiekviena žuvis traukiama palieka neišdildomų emocijų ir įspūdžių. Ploni valai, ilgas meškerykotis, vėlgi rolikai, vėlgi traukimas, tai tas, apie ką galima kalbėti 1000 metų. Tuo labiau, kad šiemet ir Lietuvos rinktinė tikrai pasirodė puikiai Europos čempionate, užėmė aukščiausią kol kas visoje savo istorijoje, 8 vietą. Na, žinoma, nepasakysiu, kad tai panašu į futbolo rinktinės šios dienos reitingą 37, bet irgi šis tas. Tikėsimės, kad mūsų sportininkai vis augs, tobulės ir žvejyba taps iš tikrųjų tokia garsi kaip, ne tokia garsi kaip krepšinis, nors meškeriotojų kur kas daugiau negu žaidžiančių krepšinį. Bet štai toks sportinės žūklės būdas ir žvejyba iš tikrųjų taps populiari. Kaip nebūtų keista, štai tokia žvejyba Anglijoje populiari ne tik tarp sportininkų, tačiau ir tarp paprastų žvejų mėgėjų. Taip, daugelis turi sudurtinės meškerės, daugelis savo savaitgalius praleidžia prie vandens telkinių visai nedalyvaudami varžybose, o tiesiog gaudydami tokiu pakankamai progresyviu ir įdomiu žūklės būdu. O mums ką? Lieka tik dugninė ir dugninė. Dugninė iš tikrųjų efektinga. Skirvytėje, atmatoje, šiuolaikinė dugninė meškerė, kai reikia naudoti daug šeriklėlių, daug jauko, kai gali galvoti apie tai, kad gali prigaudyti daug žuvies, žinoma yra žavi. Tačiau šiandien laida ne apie tai. Negaliu pasakyti, kad dugninė visai nuobodoka, nors šalia žiūrint į tuos, kurie žvėjo pagaliais ir rankos storumo galiukais, matosi, kad dar dugniniai žūkliai mokytis ir dar kartą mokytis. Na, o mums žvėjant šeriklėlėmis, prijaukinus vieną kitą karščią, žvejyba taip pat šiek tiek įdomesnė. Jeigu norite mėsos, prašau, jeigu norite įdomumo, grožio ir subtilumą, šalia sėdintis žmogus visą tai įrodo. Ką dar norisi pasakyti visiems atvykusiems žvejoti Skirvytę dabar. Su savimi galima paimti tik 5 karšius arba 5 kg žuvies. Baisu ir gėda žiūrėti į meškeriotojus, kurie šalia mūsų lupo po 13-15, telefonais gyrėsi, kad pagavo ir 17 ir visą tai krovė į bagažinę. Žinoma, mes nesam gamtosauga ir nepulsim pirštais rodyti, kas taip darė ir kodėl jie tokie yra ir iš kur jie atvykę, bet gėda mums patiems ir gėda už tuos meškeriotojus, kurie dar niekaip nesupranta, kad kuo daugiau žuvies upėje, tuo geriau mums visiems. Žvejyba ilga meškerė tęsiasi, greitis toksai, kad smagu žiūrėti, guma dirba ir šiandien pats įdomumas toks, kad iš tikrųjų, ką norėjome, tą jums ir parodėme. Žvejoti galima įvairiai. Galima užmetus žiūrėti meškerykočio galiuką, galima štai taip gaudyti gražias, pakankamai stambės kojas plūdinę meškerę ypatingai plonais žūklės įrankiais, naudojant jaukus, plūdę stabdant vienoje vietoje ir džiaugtis tom, kad prie jūsų jaukų susirinko turbūt visa Nemuno žuvis. Tokie reikaliukai čia šiandien buvo Skirvytėje, išties oras pusakinis ir kas galvojate dar bandyti čia žvejoti plūdinę ar dugninę meškerę, susiruoškite. Jeigu leis orai,
turėsite turbūt vieną geriausių rudeninių žuklių, atsisveikinimą galbūt su plūdinė, su dugninė meškerė, sezono pabaiga. Na, šiaip ką aš čia šiandien dariau, tai nieko įdomaus. Iš tikrųjų, nei čia daug galvoti reikia, nei čia mąstyti reikia. Užmeti, sėdi sliekų krūvą, sukrovęs ir lauki to karščio kibimo. Taip, jie dabar toli farvateriai, bet žiūrint į Joną, į plūdinę meškerę, taip gražiai sukribėjo širdis, nes tas kiekvienas antenos stuktelėjimas, nusileidimas, visai nesvarbu kokio dydžio žuvis, kad ne karšis, kad ne mėsos gabalas, pats grožis yra toks, kad galbūt kitą laidą mes tikrai bandysime važiuoti patys žvejoti kažkur plūdinę meškerę. Žinoma, ne tokia sudėtinga technika, bet tam yra ir tolimo užmetimo meškerikočiai. Tam yra mažesnės upės, minijos, pakalnės, kuriuose gali dirbti su paprasta, lengva meškerėlė, gerai paruošęs jauką, taip pat sėkmingai pagauti ir atsisveikinti su rudeninė plūdė. Kągi, tokia šiandien mūsų kalba, daug dėmesio skiriam iš tikrųjų įspūdingam žuklės įrankiui, kur kas mažiau dugninė, apie ją čia labai daug šiemet jau nebėra ką kalbėti, tiesiog bandykite, imkite dar meškerės į rankas, nes į tokie orai namie sėdėti tiesiog, neįmanoma, jeigu esi tikras žvejas. Mums su Jonu reikia pasižiūrėti, ką mes pagavome, o jums netrukus reikės pažiūrėti žuklės naujienas. Sveiki žvejai! Šio laidoje norėčiau apžvelgti jūrinės meškerės, kadangi prasidėjo tikrai geri orai ir į jūrą daugelis dabar ruošiasi išplaukti. Mano rankose Zebko firmos komplektai, tai iš karto reiškia, kad sukomplektuota ir rytė, ir spinigas. Tai yra 2 dalių spinigas 2,70 Express Pilk. Tai reiškia, kad naudojamas būtent Baltijos jūroje. Yra vieno golio rytė didelė, kuri telpa 0,800 metrų. 2,72 dalių dar paskirtosiu spinigas, tikrai ekonominė kaina. Kitas yra teleskopinis spinigas. Jisai skirtas daugiau gaudyti nuo kranto, kas ruošiasi važiuoti prie jūros gaudyti plekšnės. Tikrai labai tiks. Jis yra taipogi sukomplektuotas su jūrinė ryte, yra 4,20 m ilgio. Transportavimo ilgis tikrai labai patogus ir kas ruošiasi Palangoje gaudyti plekšnės nuo tilto, ypatingai geras variantas. Dar vieną spinigą laikau savo rankose, tai yra dugninė meškerė. Yra net su 4 galūnėm. Ką tai duoda? Tai reiškia, kad jeigu jūs ruošitės į jūrą, galite užsidėti storą galūnę. Jeigu jūs gaudysite vėgėlės, užsidedat dar vieną kitokią galūnę. Karšius ar tai smulkesnė žuvį, minkštesnė galūnė. Yra 2,85 m dugninė. Transportavimo ilgis tikrai labai geras, telpa į bagažinę. Yra tikrai ekonominė kaina, tai yra net pavadinimas yra IL, tai reiškia ungurys, daugiau ungurių gaudimai, vėgėlių gaudimai ir netgi tinka nuo kranto gaudyti plekšnės. Dar viena meškerė, tai yra firmos Shakespeare, yra skirta gaudyti nuo kranto plekšnės, tai yra beach tai reiškia pležas, yra ypatingai lengva, turi labai kokybiškus žiedus sykinius, labai plačius, galima naudoti labai storą valą, pintą valą, yra 3 metrų ilgio ir kas yra svarbu, kad jo transportavimo ilgis yra labai patogus. Kadangi orai tikrai yra vėsus ir kartais pakyla labai stiprus vėjas, reikia apsaugoti rankas, siūlyčiau įsigyti štai tokias pirštinės iš flyso. Jos yra daugiafunkcinės, jos galima naudoti ir žiemą, ir dabar. Jas apsimovus galima spinigauti, kadangi yra pirštai nukirpti, o jeigu pasidaro šalta, paprasčiausiai užsidedat ir pasidaro kumštinė pirštinė. Kitas modelis yra daugiau skirtas žiemai, tinka ir medžiotojams, kadangi ant vienos pirštinės yra nukirpti tik 3 pirštai, tai yra medžiotojams šaudyti, žvejams sukti ryte, taipogi turi funkcionalumą tom, kad pasidaro ir kumštinė pirštinė. Jeigu sušlapo per 15 minučių, jinai iškart išdžiūva nuo vėjo ir jūsų ranka tampa sausa ir šilta. Tikrai labai maloni rankoj, kad neišdiltų yra įsiūtas odos gabaliukas ir labai ekonominė kaina.
Na, spinigavimo sezonas pačiame įkarštyje, reikėtų išbandyti naujus guminukus. Štai mano rankose Profi Blinker, tai yra vokiečių gamintojas, kuris kūrė profesionalius įrankius. Tikrai spalva yra ypatingai suderinta ir išbandyta ne vienerius metus. Morkava odegėlė pati yra žalsvos spalvos, viršus juodas, tikrai natūraliai atrodanti, ypatingai kibi spalva. Jeigu skaidresnis vanduo ar tai saulė šviečia, išbandykite sužeistos žuvelės imitaciją, tai yra su raudona odegėlė ir viršus visas aplipdytas blizgučiais, kad žaistų saulė. O jeigu yra drumstas vanduo, siūlyčiau Profi Blinker naudoti būtent ryškios spalvos, tiek lydekom, tiek ešeriam, tiek starkiam. Na ir norėčiau užduoti paslaptį. Mepso gamintojas, štai mano rankose Meps Aglio tipo blizgė, kuri yra fosforinė. Daugelis dabar ieško fosforinių guminukų, nes yra jie ypatingai kybus. Daugelis, kas dabar pabandė, tikrai suprato, kad šviesiai žalsva šviesa tiek ankstyvą rytą, tiek vėlyvą vakarą, būtent tą užmetus yra lydekos ypatingai susidomi šitais masalais. Mepsas gamina jau seniai Aglio tipo, štai tokia atrodo balta, bet jeigu jūs uždėsit rankas arba prietemui, pamatysit, kad jinai šviesiai žalia spalva šviečia ir ypač kibi vakarais ir ankstyvais rytais. Na, šios savaitės Romados akcija skirta Quantum kvėpuojančiai aprangai. Štai tokiam kostiumui, kuris yra iš dviejų dalių. Tai yra aukštos kelnės ir striukė daugiafunkcionali, kur yra daug kišenių. Jie yra demisezoniniai, turi kapišoną, yra ypatingai stipriai kvėpuojantis ir vandeniui nepralaidus. Ir šią savaitę su 30% nuolaida jūs galite jį įsigyti. Antroji Romados akcija skirta spinigautojams. Štai mano rankose rankinė, kurioje yra 5 dėžutės, yra labai daug skyrių, į kur galima susidėti ypatingai daug masalų, voblerių, blizgių, guminukų. Šią savaitę sutaupant net 50 litų, įsigysit už 69 litus. Na ir papildoma Romados akcija nuolaidų kortelių turėtojams. Štai tokia Daivos Rytė Infinity XP, kuri išleista Daivos jubiliejaus proga 50 metų. Šią savaitę sutaupant 1200 litų, jūs ją galite įsigyti už 1199 litus. Ir neužmirškite, kad prekių kiekis yra ribotas ir sutiksim www.romada.lt. Tokia šiandien buvo mūsų su žuklė su Jonu Jablonskiu, kaip jau sakiau, vienu tituluočiausių Lietuvoje žvejų sportininkų. Dėkui, Jonui, tau labai už pamokas. Dėkui už tai, kad mūsų žiūrovai susipažino su iš tikrųjų pakankamai įdomiu žuklės įrankiu, tai yra su durtinė meškerė. Laimikiai byloja patys su save, plūdinė meškerė. Man, pavyzdžiui, laimikiai atrodo kur kas įdomesni negu šitie, kurie kimba kas 1,5 valandos vienas. Šiandien tiek, nei žvyno, nei uodegos, susitiksim lygiai po savaitės.